Ir pirmas, aišku, elementas tai yra pats webinaras arba idealaus webinaro struktūra. Ir įsivaizduokite, kad jūs paskirstot savo savaitę va tokiu būdu. Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį jūs rašote laiškus, kurie kviečia į webinarą. Ketvirtadienį, čia pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį jūs vedat webinarą ir liko dar 3 dienos. Ir tas 3 dienas jūs galite panaudoti, kad dar parduoti apie 50% nuo galimų pardavimų. Taigi, laiškų serija, kuri siunčiama yra prieš webinarą, tai yra vienas elementas. Pats webinaras, jo struktūra, tai yra antras elementas. Ir trečias elementas, tai yra kas? Tai yra laiškai po webinaro. Bet tai dar ne viskas, kad webinarą ateitų daugiau žmonių, mums reikalingas pardavimo piltuvas. Kas tai yra? Per velnias, mes pakalbėsime ir išnagrinėsime detaliau. Be abejo, tam, kad į tą piltuvą pakviesti žmonės reikalingas masalas,